Visų pirma, aš irgi noriu pasveikinti Sigitą ir padėkoti jam už didelį ir labai svarbų mūsų savimonę ir apskritai mūsų kultūrai darbą. Ir pasakyti, kad Sigitas Narbutas padarė tai, ką pradėjo, bet neįstengė nuveikti Teodoras Narbutas. Tai šiuo atveju Teodoras Narbutas XIX amžiaus viduryje norėjo išleisti šį šventąjį vardyną, bet taip ir neišleido jo. Sigitas padarė tą darbą ir šitas darbas yra simbolinis dar ta prasme, kad Sigitas atitaiso Narbutų giminės skriaudą, kurią Teodoras Narbutas padarė Simonui Daukantui. Nes Simonas Daukantas nurašė šį herbyną Peterburge iš kito varianto ir Teodorui Narbutui savo rankraštį įteikė, ir paskui niekaip negalėjo jo atgauti iki mirties. Ir nuolat savo laiškuose reikalaudavo to rankraščio, Teodoras Narbutas neišleido ir šitaip Simonas Daukantas mirė įskaudintas Teodoro Narbuto. Tai va, Sigitas dabar leis Simono Daukanto palaikams ramiai ilsėtis. Tai turi simbolikos, tokios didelės simbolikos šitas Sigito nuveiktas giminės pradėtas, giminės pabaigtas darbas. Bet aš norėčiau keletą aspektų atkreipti garbiosios auditorijos dėmesį. Iš tikrųjų, 17 amžiaus vidurys yra tam tikras aukso amžius kultūroje, Lietuvos kultūroje, Didžiosios kunigaikštystės kultūroje. Tai yra žydintis Vilnius, okupacijų nepatyręs nuo Vytauto ir Kryžiuočio laikų Europos miestas, kurį paskui jau maskvėnai plėšė baisiai, bet tuo metu tai buvo klestintis miestas, barokinių bažnyčių miestas, aukštos kultūros miestas, su lietuviškais pamokslais ir lietuviškom knygom Konstantino Sirvydo leidžiamom ir visa kita. Kojelavičius yra vienas iš tos tokios, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, ambicingos tuo metu kunigaikštystės, vienas iš intelektualinių irgi lyderių. Ką reiškia herbynas tuo metu, kaip jis kuriamas. 1648 pradedamas kurti. Vilnius okupuojamas po 7 metų. Čia maskvėnai ateina su kazokais ir viskas siaubia. Tuo metu yra klestėjimas, žydintis miestas. Lietuviai kuria savo herbyną kaip nacionalinį projektą. Kojelavičius sėda jo rašyti, o Vilniaus vyskupas kreipėsi į bajoriją, kad rinktų visi lėšas, kad mes galėtume jį išsileisti, tą herbyną. Herbynas yra šventasis vardynas lietuvių namų, lietuviškų namų arba giminių, ar ne? Suvokimas to metu yra veikalų, kurie tą liudija, kaip suvokiama yra respublika, ta politinė bendrija. Ji yra sudaryta iš namų, iš šeimų, iš giminių ir Kojelavičius iš esmės, kokią Lietuvos istoriją jis rašo, Lietuvos Respublikos istoriją. Res Lituana, Respublika Lituana. Kojelavičius įtvirtina 17 amžiaus vidury šitas sąvokas. Tuo metu labai svarbės. Lietuva yra politinė bendrija, respublika. O tos respublikos esminės atrakos yra giminės. Giminės, kurios tą respubliką kūrė nuo pat pradžių, nuo Palemono laikų, visa ta mitologija veikia. Ir šiandien toliau šita respublika yra giminių palikuonių, namų palikuonių, kilmingų namų palikuonių, kuriama toliau. Tai reikia įsivaizduoti, kad Kojelavičius buvo vienas iš tų intelektualų, kuris dalyvavo bendrame tokiame respublikos gaivinimo, jos kūrimo etape. Kojelavičius dedikuoja savo veikalus, kitus istorinius veikalus ne valdovui, o didikų giminėm, Sapiegom, Radvilam ir pirmiausiai pasako, kad aš skiriu jums Lietuvos istoriją, pavyzdžiui, kreipdamasis į Sapiegas, kad jūs ir tęstumėt. Jūsų rankose yra Lietuvos istorija, jūs įpareigoti ją toliau kurti, tęsti. Šitaip ir herbynas yra irgi tam tikras tąsos reikalaujantis dokumentas. Mes savo darbus išaukštinam, pagerbiam tas giminės, bet taip pat įsipareigojimas ir Lietuvos Respublikos istoriją toliau tęsti. Dar vienas, man atrodo, labai svarbus dalykas, į ką ir Sigitas kalbėdamas atkreipė dėmesį, tai tų faktų, biografinių faktų
unikalumas, daug ką mes galim patirti, sužinoti tik iš Kojelavičiaus. Dar, kad čia vieną naktį skaitydamas iš Sigito gautą dovaną, atkreipiau dėmesį, kad vis dėlto tie pasakojimai, Kojelavičiaus kurti pasakojimai užmezga labai stiprių intrigų. Ir jie, Sigitas nuveikė didelį darbą, kuris dabar atveria tyrinėtojams galimybės, nes manau, tą rankraštį čia Koryskių bibliotekoje ne kiekvienas nuvažiavęs pačiupinės ir taip patogiai nepaskaitinės. Dabar mes galim vartyti, skaitinėti, lygint Kojelavičiaus santrauką arba kompendiumą, trumpąjį vardyno variantą. XIX amžiui išsileido lenkų istorikai, bet šito darbo nepaėgė padaryti, nors irgi planavo išsileisti jau tuo metu. Ir tas kompendiumas irgi duoda tų pačių žmonių biografijas. Bet kaip keičiasi konjunktūra? Pavyzdžiui, mes žinom Jonušą Radvilą. Lietuviams tai buvo herojus, o lenkam išdavikas. Zdraica Radzivil, Januš Radzivil Zdraica, išdavikas. Tas kalvinistas, kuris sudarė uniją su švedais. Kompendiume, kuris parašytas anksčiau, irgi 48 pradėtas, bet 58 ir baigtas. Kojelavičius jį išbaigė ir palieka. Ten Jonušas Radvilas yra aukštinamas. Yra aukštinamas, kad jis sugebėjo Maskvai puolant kartu su švedais apginti Žemaitiją. Mes matom tokį lietuvišką pasakojimą, kuris skiriasi nuo lenkiškojo naratyvo. Kojelavičius vis dėlto, nepaisant visų pralaimėjimų ir dviprasmiško Jonušo Radvilo elgesio, laiko jį Žemaitijos gynėjų, valstybės gynėjų, respublikos gynėjų. Kompendiume praeina daugiau metų, jau pradeda dominuoti abiejų tautų respublikoje kitas pasakojimas ir Kojelavičius atsisako buvusio pasakojimo, ne kompendiume, o vardyne, šitam didžiajame vardyne, jau Jonušas Radvilas, kuriam jis dedikavo Radvilų metraštį ir aukštino Jonušą Radvilą Radvilų metraštyje, čia tampa išdaviku. Čia tampa išdaviku ir Kojelavičius vardyja jo nesėkmingas kova su maskvėnais, su pilnas įtarimų, kodėl jam taip nesisekė, ar iš tikrųjų tik nesėkmė buvo, ar išdavystė. Ir mes jau matom, kaip tas pats žmogus, rašydamas to paties žmogaus biografijas, kaip jis keičia požiūrį ir tas bendras klimatas valstybė. Tai čia šiuo atveju aš manau, kad Sigito padarytas darbas, jis leidžia mums labai daug dar ką atrasti savo istoriją. O kaip svarbiausia, tai čia ir Virginijus kėlė tą idėją, iš tikrųjų tai yra liudijimas to meto visuomenės savimonės. Ir to meto visuomenės savimonės, 17 amžiaus vidurio Lietuvos visuomenės savimonė, ji buvo brandi. Ta Lietuvos visuomenė turėjo istorinę sąmonę, giminės ir asmenybės buvo siejamos su politinė bendryje ir aukštinamos asmenybės buvo už nuopelnus, už darbus Respublikai, Lietuvos Respublikai, tai politiniai bendryjai. Ir taip pat mūsų intelektualai projektavo ir Lietuvos ateitį. Ir Lietuvos ateitį siejo tą politinę bendryją su būsimais Lietuvos projektais. Tai šiuo atveju Sigito parengtas tekstas yra ir tos buvusios Lietuvos liudininkas ir sykiu mum irgi tam tikras įpareigojimas Lietuvos Respublikos projektą tęsti šiandien. Tai iš karto